šiandien daryti? Pala, kodėl mums sakei ateit prie lovos tavo? Nežinau, nes šiandien Vilnius yra prie sofos. Nežinau, ką jis daro ten. Turbūt su savo tuo draugu Čerliu kažką daro. Tai mes turim būti mano lovoj, mano kambarį. Jums patinka mano kambarys, bros? Jo, mes dabar nesvetainiai prie tos sofos. Ir mes be televizoriaus. Jo, bet galim kažką daryti prie lovos. Nu, jau naktis, tai galim kažką daryti naktį. Pala, tiek ilgai šnekėjom, jau naktis. Kai užėjom buvo kažkoks... vakaras buvo. Tai jo, jau naktis. Mes tai ilgai būnam. Turiu idėją, guys. Jūs nori turėti miegoti? O kas yra miegoti, Aurinai? Aš pasakysiu Aurinai. Miegoti, kur visi miega kartu ir sako baisias istorijas naktį. Tai gerai darom. Gerai, tai gal pradėkim su baisiom istorijom. Gerai, išjungsiu šviesą. Nu, guys, dabar baisu. Jo, naktis. Tik truputį šviečia. Tai ką darysim? Tai, guys, norit baisių istorijų? Aš noriu pasakyti. Gerai, pasakyk. Aš noriu girdėti. Gerai, tai vieną kartą buvo tokia maža, ir sakau maža mergaitė. Ir ta maža mergaitė išėjo kažkur į mišką. Ir kai buvo miške, ji matė žmogų. Ir tas žmogus turėjo maišą. Ir tas maišas buvo kaip mergaitės, kaip mergaitės kūno šiaip. Tai tas vyras, ta mergaitė visur dregino va taip. Ir ta mergaitė sakė, kad tas vyras buvo netikras, nes jį halucinavosi, bet tas vyras tikras. Ir jo. Tai pati nebaisiausia istorija, kurią girdėjau. Ji išvis nebaisi. Ir dar, doesn't make sense. Like, why in the hell tas padarytų. Taip, tiesiog istorija. Na, bet, jo. Na, mes darom fake istorijas. Jo, darom netikras. Tai, gerai, aš pasakysiu. Gerai, guys, jūs norit girdėti? Local Blackman. Gerai. Tai, buvo tokia mergaitė. Ir ji ėjo į mišką. Šitą istoriją kaip mano. Ir ji pamatė tokį žmogų. What the hell? Ir tas žmogus turėjo maišą. Ir tas maišas buvo kraujuotas. Ir ten buvo... Niekas nesakykit, guys. Jūs nesakykit. Local Blackman! Jo, Local Blackman. Na, ta istorija netikra. Ir ji nebaisi. Ta pati, tik kad kūnas buvo kraujuotas ir buvo... Local Blackman! Jo. Gerai, guys, jūs su savo baisom istorijom. Tai aš noriu pasakyti. Pasakyk. Tai vieną kartą buvo toks vaikas. Ir jis ėjo aplinkui miestą. Ir jis suvalgė ryžių. Ryžiai! Tada jis kažką padarė dinozaurui. Ir jis paskambino. Hello, this is your mother. Ryžiai. Oh, no. Ir legend has it, kad jį suvalgė ryžiai. Ne, guys, tai tiesa. Jį suvalgė ryžiai. Tai jei aš valgysiu ryžius, mane suvalgys ryžiai? Jo. Ryžiai ateina tavęs, makaronė. What the hell? Ne, guys, žiūrėkit, kas jungia ir išjungia šviesas. Aš nejunginėjau. Vėliau, haha!
Vėliau. Žinai ką? Ką makaronė?